Pasaulyje yra pagaminta 1500 vienetų, tai tiek ir galiu pasakyti. Daugiau nieko nesakysiu. Gal ir prisilies duosim, ką žinau. Nu, pralėk duosim. Jeigu jinai bus važiuojanti, tai duosim, nu. Gerai. Tai viskas, ruoškis, dėkis lagaminus. Rytoj būsim 6 ryto. Ok. Iki pasimatymų. Iki. Filmuotojai turim. Puslapį yra autoskautė. O kaip? Autoskautė? O kaip mes nematėm? Bet kainos matai eina? Ką? Nėra ką kalbėti. Tai ką, esame Kauno oro uoste ir skrendame su šiuo lėktuvu į Italiją super automobilių sostinę. Ką tenai pamatysime, tą pamatysite ir jūs. Taip kad sėdam ir 2,5 valandos labai nuobodaus turbūt skrydžio. O tai sakyt? Ne. Kur jis dingo, blem? Benvenuto in Italija, kaip ten sako italai. Šokam į autobusą, varom į oro uostą apie 100 mašinos. O tada duosim gazo aplink kalnus. Rūkas belė koks nieko nesimato ir dar vėlavo lėktuvas, tai beveik valandą virš skridom. Nieko nepadarys. Nusileidom Bergamo oro uoste Italijoje. Parašiau žmogui, kuris pardavinėja tą paslaptingą automobilį ir yra kelio nemažai, valandą 46 minutės, o atgal turim grįžti 6 valandą skrydis, 8, atsiprašau, 8 valandą skrydis, o dabar yra 10. Bandysim kažkaip spėti, spausim gazą, mašiną gavom Volkswagen Taigo, kas yra labai geras automobilis, Das Auto. Tai taip, kad einam ieškoti mūsų transporto priemonės ir žiūrėsim, ką ten surasim. Tai kodėl mes atsidūrėm Italijoje? Turbūt todėl, kad pasirinkom šitą projektą, kaip parodyti savo prekinį ženklą, ką mes galim padaryti. Ta prasme, ką mes sugebam ir kas gausis iš tos mašinos, jeigu mes ją pirksim 100%, tai ką mes galim padaryti iš, kaip sakoma, šiukšlės, atkeliant iki standartinės mašinos ir dar pridedant kažkiek savo prieskonių. Liko 20 km, italas skuba į skrydį, kaip parašė, tai turim skubėti, spausti gazo pedalą ir manau neužilgo būsime vietoje. Tai atspėti, kiek jinai galėtų būti verta. Tai keli faktai apie mašiną. Pagaminta 1500 vienetų. Turi gale didelį spoilerį. Priekyje ant kapoto yra 2-4 žiaunos ir galinis splitteris yra karboninis. Pabandykite atspėti, kokią tai mašiną galėtų.
Tai kaip matot, aplink mane yra daug ir visokių modelių, ir daužtų mašinų, ir nedaužtų. Ir dabar einam tiesiai į angarą ir pamatysim tą mašiną, kurios laukėt. Ką? Tai bandom išspręsti klausimą, kodėl Matt Armstrongas nepirko štai šio bolido Mercedes-Benz AMG GT Black Series. Look at this. Whoa. Did any of you guess that it was going to be an AMG GTR Black Series? This is the AMG GT Black Series. Whilst it's not quite a hypercar, it still is a numbered car. Around 1,700 were ever made. Ir nepirko turbūt todėl, kad tvarkymo ir mašinos pirkimo kaštai gaunasi per dideli. Netelpa į rėmus, kaip sakoma, turbūt todėl jisai jos ir nepirko. Taip pat yra mašina ne PVM-inė, kaip sakoma, tai dar plus prisideda PVM-as prie kainos ir gaunasi tada kaina tokia. Kada? Kokia ta kaina gaunasi? Kiek skaičiavom? 2,7. Tai pažiūrėjome automobilį, dabar esame prie Gardos ežero. Norėjome parodyti jums daugiau gražių vietų, o pagrindinė problema yra ta, ar perkam tą automobilį, ar atsisakom šito projekto. Nuvažiavę pamatėm stipriai sudaužytą mašiną, pamatėm tai, ko neturėjo būti, kas nuotraukos nebuvo nufotkinta. Tai dabar turime nuspręsti, ar perkam, ar neperkam šito projekto. Bet šiaip nuvažiavus ir pamačius tą mašiną, įspūdis buvo wow. Kažkas tokio. Ta prasme, tokios mašinos gyvenime savo akim nesu matęs ir nežinau, ar dar pamatysiu, bet jeigu pirksim, tai prisiliesiu ir po viso tvarkymo dar ir jūs turbūt prisidėsit. Dabar sėdame prie skaičių, sudedam sąmatą ir žiūrėsim, perkam tą automobilį ar neperkam. Bus viskas aišku ir pagalutinis variantas bus Misterio X-o, kuris sėdi viduje ir laukia mūsų. Tai taip, kad žiūrėkit, neišjunkit ir tuoj sužinosim verdiktą. Turim gerų žinių. Ne, taip reikia. Boss, it's Michael. We have a problem. We have a problem. What kind of problem? Look at this. Atėjo skrydžio laikas, varom į lėktuvą ir pratęsim viešbutyje. Iš Bergamo oro uosto neišskridom ir nieks neišskrido, nes didelis rūkas, todėl dabar važiuojam į kažkur Bergame, kažkur ieškosim viešbučio ir bandysim pernakvoti. YouTuberis New York'e. Einam prasibėgti? YouTuberis New York'e.
Kadangi išskristi nepavyko, pasilikome Italijoje, apsistojome viešbutyje. Kiek laiko dar liksime, tikrai nežinau. Žiūrėsime pagal rytojaus orų situaciją. Tad laukite tęsinio, ar automobilis atsidurs pas mus garaže, ar visgi ieškos kito pirkėjo.